Na, taip jau gavosi, kad aš tam savo pirmajam pristatymę turbūt uždaviau tam tikrų temų ratą. Ir aš pasistengsiu nuo jo labai toli nepabėgti, nes manau, norėčiau tikrai išgirsti ir jūsų nuomonę, ar yra racionalaus grūdo tose mintise, kad mes turėtumėm žiūrėti ir į eksportą. Bet žinoma, turbūt reikia žvilgtart ir šiek tiek atgal ir pabandyti suprasti, tai kaipgi mes atėjome ten, kur esame. Ir aš sakau, šiandieną žiūriu pozityviai, dažnai nepraleisdavau progos pabarti, papeikti, kad kaip čia mes taip blogai atrodome bendrajame kontekste, bet šiandien taip atrodo nebeturime kuom skūstis bent tų aspektų. Tai kaip jūsų manimų mes atėjome čia, kur esame, kokius dalykus išskirstumėt iš tos situacijos, kurią dabar turime, ir tos kelionės kažkokias gairės apibūdinti, kas buvo svarbu, ir vėlgi, galbūt mes tai galime pradėti eksportuoti. Gal taip ir pradėkim nuo Erikos. Taip, ačiū Mindaugai. Girdim. Ar girdite mane? Va dabar girdim. Taip, dabar girdite. Tai ačiū labai, Mindaugai. Žinot, visų pirma, tai aš noriu Jums padėkoti. Man labai malonu sėdėti ir klausyti, kaip verslo žmonės pristatinėja Lietuvos pasiekimus ir mūsų vietą ir tai, kaip mes atrodome pasaulyje. Nes pasakysiu labai atvirai, kai valdžios institucija, šiuo atveju Ekonomikos ir inovacijų ministerija, išeina ir kalba apie reitingus, mes susilaukime pakankamai nemažai tokių kritikos strėlių, apie ką tie reitingai, kodėl mes čia turim apie juos galvoti, čia bando viešasis sektorius save kažkaip pateisinti, praktikoje niekas neveikia, viskas yra blogai, tokie standartiniai argumentai. Tai iš tikrųjų labai ačiū, kad kartu kalbame apie tai, kad nėra taip blogai, kaip galėtų atrodyti. O kalbant apie tą kelionę, tai aš manau, buvo keli pagrindiniai elementai. Vienas elementas yra pokyčių kultūra, mąstymo pokyčio kultūra. Tai yra viešasis sektorius iš tikrųjų pradėjo ir vis dar iš tikrųjų transformuoja savo mąstymą, kad pokyčiai, kurie vyksta viešajame sektoriuje, jie turi replikuotis ir vykti, privačiame sektoriuje turi replikuotis ir į viešąjį sektorių. Nes vis dėlto viešasis sektorius yra paslaugų teikėjas ir tas naudos gavėjas yra žmonės, yra tas pats verslas. Dėl to inovacijos, skaitmeniniai sprendimai, jie turi realiai replikuotis ir viešajame sektoriuje. Tai vienas dalykas yra mąstymo kultūros pokytis. O kitas dalykas, aš manau, ir politinės lyderystės klausimas. Nes nepaisant nieko, rezultatai, kurie įvyksta viešajame sektorėje, jie priklauso nuo to, su kokiu požiūriu į tas inovacijas ir skaitmeninės iniciatyvas ateina ir politiniai lyderiai. Tai čia yra svarbus momentas, apie kurį reikia nebijoti kalbėti, nes kartais iš tikrųjų yra svarbu ir politiškai nubrėžti kryptį, kurią mes turėtume judėti. Ir skaitmenizavimas yra kryptis galbūt technologinė prasme nelabai suprantama eiliniam gyventojui, ar ne? Bet naudą ir vertę mes jaučiame visi. Tai aš išskirčiau šiuos du dalykus, tai yra ir politinė lyderystė, ir mąstymo pokyčių kultūros kaita. Ačiū labai, Erika. Iš tikrųjų, aš manau, kad verslas privalo girti tai, kas Lietuvoje padaryta, nes didžiąja dalimi tai yra sukurta verslo rankom. Ir aš manau, mes turim tą politinę lyderystę išsiverčia į tai, kad bendradarbiavimas tarp verslo ir valstybės institucijų tampa vis mažesnė nuodėmė, kas kartais Lietuvoje atrodydavo, kad yra. Judėkim toliau. Rima, aš neatsimenu, kaip Rima pristatė. Rima vadovauja IBM Baltijos šalyse, bet taip pat yra Infobalt prezidentė. Pirmoji moteris, beje, istoriškai Infobalt prezidentė. Tai iš verslo pozicijų žiūrint. Ačiū. Tai aš tik papildysiu tada, Erika. Mano akim žiūrint ir kaip aš pristatinėju tiek IBM, tiek mūsų Infobalto
pasiekimus, visa tai yra susijęs su žmonėm. Mes 30 metų turim nepriklausomybę, mes 30 metų turim nepamatuojamai didelės ambicijas ir mes turim tikriausiai labai tokį racionalų mindset, aš galiu taip sakyti tikriausiai. Mes turim daug inžinierių, daug sisteminio mąstymo, akademinių žmonių, kurie dirba ir mato tame prasme, augina verslumą savyje, o technologijos ir inovacijos, tai čia tikriausiai yra viso pasaulio naujas trendas. Man labai visada džiugu pristatyti, kad mes esam maža šalis, bet turime labai didelius žmonės, kurie daro didelius darbus. Ir kad mes turim šiandien dienai ir bendrystę ir tarp verslų, šiandien dienai tikrai tai aš galiu pripažinti. Ir matau, kaip verslai pradeda bendrauti ir mūsų asociacijų Infobalte, kad gal baigėsi ta tokia net ir kapitalistinė galimybė konkuruoti, o atsiranda toks matymas jungtis, apsijungti ir dirbti drauge, ieškoti tų taškų, kur tu esi stiprus, eiti tai. Lygiai taip pat partnerystė yra ir su valstybiniu sektorium, kur einam, klausiam ir nešam tas idėjas. Girdim tikriausiai irgi daug kas, nes matome ir proveržius savo šalies skaitmenizacijai. Tai mano tada bus dedamoji mūsų resursai, mūsų tie dideli žmonės, kurie padaro didelius darbus. Ačiū, Rima. Andriau. Adomai, bet beveik pataikėt. Tai aš nežinau, kaip čia papildyti dvi damas, nes iš principo tos pagrindinius dalykus, kaip jau ir susakė, man atrodo, gal vienas dalykas, ką galima būtų paminėti tarp verslo ir viešojo sektoriaus to bendradarbiavimo, natūralu, kad labai svarbu, kad ir viešasis sektorius nebijo eksperimentuoti, nes dalies eksperimentų privatus sektorius, būdamas privačių sektorium ir natūralu siekdamas pelno, niekad net nedarytų. Pavyzdžiui, tai, ką mes Vilniuje darome su dronais, kuomet turime autonominį dronų centrą, stebime dalį kaip teikiamos dalis miesto paslaugų ir panašiai, tai kainuoja tikrai sąlyginai didelius pinigus ir greičiausiai skaičiuojant atsipirkimą viešasis sektorius tiek metų gali palaukti, privatus sektorius labai dažnai tai žiūrėtų šiek tiek atsargiau. Bet gal vienas dalykas, kuris net buvo nepaminėtas bendrai, nors aš sutinku, kad mūsų žmonės labai geri, kad mes turime tą norą keistis, yra tai, kad daugelį dalykų mes kūrėme nuo nulio, infrastruktūriškai. Ir tarkime, kodėl mūsų bankinė sistema yra viena moderniausių pasaulyje, yra todėl, kad mes tiesiog peršokome iš principo čekinę sistemą, perėjome iš karto į korteles. Lygiai tas pats yra su visa valstybinio sektoriaus, su skaitmenizacija, e-parašais ir panašiai. Kaip pavyzdys, ten Vokietijos valstybinės įstaigos dar pilnu tempu faksą naudoja, nes jie tiesiog infrastruktūriškai pakeisti tą komunikavimo būdą, jiems yra labai sudėtinga. Aš pats buvau Berlyne prieš porą savaičių skaitmenizavimo tokioj konferencijai, pristatėm Vilniaus pavyzdį, tai jų Vokietijos, ta vadinama digital agentūra, atsiuntė paštu kvietimus vietinėms institucijoms ir prašė atsakymą perduoti faksu. Kad įsivaizduot, koks yra skirtumas tarp, gerai, Vokietija yra labai jau toks pavyzdys kitoje pusėje, bet dalies problemų mes net nebeįsivaizduojame čia. Žinokit, Amerikoje kredito kortelių neima, prašo čekio, tai čia pasaulyje skirtingų dalykų yra. Bet prieš perinant prie Modesto, noriu tokį patikslinimą. Ar jūsų manimo Lietuvoje pakanka koordinavimo tarp savivaldybių ar koordinavimosi tarp savivaldybių, kad neišradinėti dviračio kiekvienoje iš tų savivaldybių? Mes turim tokį Vilniuje gal šiek tiek
požiūrį, kad mūsų geriau nekoordinuotų, mes daugiau visko padarysim, bet iš principo... Bet jūs kitus galite timtelt. Tai kadangi taip jau sudaryta politinė sistema, kad eksportuoti ir pardavinėti savo sprendimų mes negalime, ką sukuriam Vilniui, tai mes kitoms savivaldybėm juos atiduodam nemokamai. Tai dabar, tarkime, mūsų Tvarkau miestą appsas bus irgi keliose savivaldybėse išplėstas, aišku, jie už pritaikymą savo miestams patys susimoka, bet tuos gerus dalykus, kuriuos mes pasidarome mieste, mes savo nelaikome. Tik tai reikia suprasti, kad Vilnius ir likusios savivaldybės yra labai labai skirtingos. Manau, kad, tarkim, šiandien Lazdynų baseiną aplankys daugiau žmonių negu pusė savivaldybių kitų yra gyventojų. Tai ta prasme, kad sprendimai Vilniuje, kurie yra aktualūs, jie dar gali būti aktualūs 5, 6, 7 kitose savivaldybėse, o kitur ta aplikacija, pavyzdžiui, Tvarkau miestą iš vis labai keistai atrodytų. Tai tiesiog turiu omeny, kad reikia suprasti, kad ir pagal tam tikri universalūs sprendimai, ten e-parašas, kiti dalykai, tai faktas, ten jie yra universalūs, bet tos inovacijos nukreiptos į gyventojus labai skiriasi ir pagal gyventojų poreikius. Taip, teisingai. Bet čia nebūtina apsiriboti Lietuvą, mes galim pažiūrėti Afrikoje, Azijoje, kitose šalyse. Modestai, Lietuvos Respublikos Seimas. Kaip atrodo, žinau, pats Seimas, kaip iš Seimo atrodo šitie reikalai? Ačiū pirmiausia organizatoriams už pakvietimą ir tikrai svarsčiau, kai kilo mintis ir iš tiesų pirmoji mintis buvo surengti, man atrodo, šį forumą Seimo rūmose ir aišku, mes iš karto sutikom, bet tikrai radot kitą nuostabią vietą ISM universitete. Aš tikrai svarsčiau, kadangi nesu IT profesionalas ir aš kažkaip tai pirminę idėją galvojau, kaip čia pakalbėti apie IT išteklių optimizavimą, kaip valstybės investicijos galėtų kurti didesnę vertę. Ir kai pasiklausiau Mindaugo, tai aš prisiminiau, kad, turbūt Lietuvos Respublikos Seimas ir Seimo kanceliarija yra ypatinga, tuo, kad aš ko gero galbūt vienintelis pasaulyje Seimo kancleris ar generalinis sekretorius, kuris turi tarptautinio verslo išsilavinimą. Tai ir kai Mindaugas pradėjo kalbėti apie eksportą, tai aš tada supratau, kad galbūt galiu ir daugiau pasakyti. Ta tema ne vien tik tai būtent apie technologijas, kurias mes Seime taikom ir kas yra gerai ir kas yra galbūt ir netaip gerai. Vienas dalykas, kalbant apie Seimą, kokie mes esam, tai kai prieš daugiau negu 2 metus prisijungiau, tai aš pirmas dalykas, į ką aš pasižiūrėjau, tai yra mūsų globalus potencialas. Globaliai mokytis, globaliai veikti, globaliai bendradarbiauti ir keistis idėjomis. Tai aš paprašiau, kad personalo skyrius peržvelgtų ir pasakytų, kiek mes turime darbuotojų Seimo kanceliarijoje, kurie turi bent kažkiek tarptautinio išsilavinimo. Tai reiškia, ar tai jie baigia studijas užsienyje bakalauro ar magistro laipsnį ir mes radome 3 žmonės, man atrodo, su manim. Tai iš 400 turbūt 25 žmonių ir mes radome 3 žmonės. Ką tai reiškia iš vienos ar pačios, ko gero, svarbiausios institucijos šalyje, kad tai reiškia, kad mes negaunam įžvalgų, kuriomis dalinasi Harvardo, Cambridge'o, Stanfordo ar kad ir Skandinavijos universitetai. Tai reiškia, kad mes neturim bendrų bendradarbiavimo patirčių, mes negalime paskambinti ar ne lengvai mūsų kolegoms į kitus parlamentus ar į kitas institucijas. Ir man savaime aišku tapo, kad mes turime šitą sritį stiprinti, bet akivaizdu, kad tai nėra lengva. Ir vienas pirmųjų žingsnių, norint transformuoti Seimo kanceliariją, tai buvo tai, kad mes nedarėm grandiozinės organizacinės struktūros pokyčio kaip tokio, nes žmonės yra kupini įtampos, naujas vadovas ir sunkiai atpažįstamas. Pagal elgseną galbūt ir mąstyseną, aš iš karto supratau, kad mums reikia strateginio mąstymo ir mums reikia inovacijų. Tai kreipėmės mes į Seimo valdybą ir paprašėme, kad leistų įkurti strategijos ir inovacijų padalinį
Ir tiesą sakant, jeigu mąstysena bendrai Lietuvos politiniam kontekste ir viešame sektorė būtų inovatyvesnė, aš būčiau dar pridėjęs žodį ir verslumo. Kad iš tiesų verslumas tai nereiškia, kad mes turime užsiminti verslu, bet tai, kad mes turime matyti galimybės ir gerinti Seimo kanceliarijos ir parlamento darbą, bet kad mes turime matyti galimybės Lietuvai ir kitom institucijom turime matyti galimybės verslui ir iš tiesų, tuo keliu vienaip ar kitaip ir einam. Kai aš kalbuosi su Seimo kanceliarijos vadovais, aš jiems pasakoju istoriją, kai 93 metais aš išvažiavau studijuoti į Daniją ir turbūt tai buvo pirmas kartas, kai užėjau į biblioteką ir viena pirmųjų knygų, kurią aš ištraukiau, tai buvo Entrepreneurial Public Sector. Tai 93 metais Danijos bibliotekose jau buvo knygų apie verslumą viešajam sektoriui. Ir pagrindinė koncepcija dar tuo metu, prieš 30 metų, kai mums tuo metu dėstė apie valdžios ir verslo santykį, tai buvo bendradarbiavimas. Tai yra partnership, vartojo žodį partnerystė ir aš mačiau didžiulį kiekį tų susitikimų, idėjų generavimo ir kitų dalykų. Universitetai priimdavo studentus iš įvairių šalių ir jie būdavo paruošti tam, kad Danijos globalios kompanijos, tarptautinės kompanijos galėtų turėti Danijoje paruoštus ir suprantančius Danijos kultūrą darbuotojus, kurie įsijungtų ir dirbtų įvairiose besivystančiose rinkose. Tad tikrai, man atrodo, labai puikiai konferencija, labai svarbi tema ir man atrodo, kad viešasis sektorius tikrai turėtų nebijoti, nevengti, bet iš tiesų proaktyviai dalyvauti ir padedant Lietuvos verslo įmonėms. Dėkui, Modestai, man atrodo įdomus pokalbis ir posūkis mūsų diskusijoje, nes ir pats, galima sakyti, iš verslo ir iš tikrųjų Lietuvoje jau yra nemažai pokyčių tą linkme. Štai pavyzdžiai, visai neseniai įvykę paskirimai, registrų centro vadovas ateina iš verslo, sodros vadovas ateina iš verslo ir aš manau, kad tai yra labai geri dalykai, kur ateina žmonės su nauju standarto supratimu, kaip greitai turi būti priimami sprendimai ir kaip greitai jie turi būti įgyvendinami. Žinau, kad viešieji pirkimai nuo jų nepabėgsime, bet juos irgi turbūt mes turime modifikuoti. Bet turėdami tokią situaciją gerėjančią, kaip pats sakai, nors turbūt pradinis tas atspirties taškas nėra itin geras, bet aš noriu tiesiog keliais pavyzdžiais pailiustruoti ir pasiklausti visų šičia dalyvaujančių, ar tai būtų geras kelias ir ką galima padaryti daugiau, kad jisai dar labiau plistų. Remiuosi savo asmeninių kompanijos atstovaujamas pavyzdžių, tiek su statistikos departamentu, dabar duomenų agentūra naujai vadiname, esame darę kartu projektą Somalija. Labai sėkmingai su duomenų agentūros ekspertų dalyvavimu. Su valstybinė mokesčių inspekcija bent keliuose projektuose irgi esame ir konkursuose dalyvavę ir nelaimėję kartu, ir kelis esame laimėję, irgi puikiausiai bendradarbiavom pritraukdami Lietuvos specialistus. Norvegai, ką minėjau, Norada, jie tą daro jau labai seniai. Ir jų logika yra labai paprasta, sako, žinai, valstybinis sektorius, sako Norvegai, pas mus viskas taip gerai sutvarkyta, dirbti labai nuobodu, sako. Ir mes iš tikrųjų netgi matom kaip motyvacinę priemonę savo darbuotojams suteikti galimybę praplėstą akiratį įsitraukti į kažkokias tai kitas veiklas. Iš kelių Lietuvos vadovų teko išgirsti, palauk, bet kaip taip, taigi tada jisai mažiau dėmesio skirs kasdienybei. Bet užsikasęs kasdienybei, nematydamas platesnio pasaulio, ar tikrai jisai toj kasdienybei kapstysis efektyviausių būdų. Mano akim žiūrint, tai mums būtų labai geras kelias pritraukti daugiau Lietuvos valstybinio sektoriaus darbuotojų kaip specialistų tai patirčiai dalintis. Ką Andrius pasakė, savivaldybė negali parduoti sprendimo. Ir gerai, kad negali parduoti, nes mokesčių mokėtojai už tą sprendimą jau yra sumokėję. Tačiau miestui, šaliai
tai gali sugrįžti per mokesčius, kuriuos sumoka verslas, nes tą sprendimą, kurį jūs padovanosit, verslas vis tiek turės įdėkti. Tokiu keliu beje labai sėkmingai jau seniai eina estai. Nesakau, kad mes ar norvegus, ar estus turim kopijuoti, turim atrasti savo kelią, bet tai yra tiesiog geri pavyzdžiai. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Pradėkime nuo Erikos. Tai Mindaugai, aš pritariu Jums. Tai esmė investuoti į tarptautiškumą. Valstybė tikrai turi daugiau ir drąsiau, ir valstybinės institucijos tą turi daryti daugiau. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko šioje kadencijoje registrų centrą vėl sugrąžinti į tą tarptautinę bendruomenę ir po truputėlį, nes mūsų registrų centras yra vienas stipriausių pasaulyje. Tai yra faktas. Bet ar daug kas apie tai žino? Ne, tiesiog nežino, nes irgi, kaip jūs ir pasakėte, daug reikalų, daug darbų čia, nėra laiko galbūt, ne prioritetas ir taip toliau. Bet tai yra būtina. Į ką aš akcentuoju ir naujam informacinės visuomenės plėtros komiteto vadovui, kuris irgi atėjo iš verslo, irgi akcentuoju, kad mes turime investuoti į tarptautiškumą. Mes turime rodyti, ką mes turime, nes mes turime toli gražu neprasčiau negu kiti. Labai norėtųsi, kad ir Vilniaus miesto savivaldybė daugiau akcentuotų į tarptautiškumą. Prieš keletą savaičių vyko Smart City konferencija, viena didžiausių pasaulio Expo Barcelonoje, kur bendrame Nordic Baltic stende nebuvo Vilniaus, buvo Suomijos mūsų miestai partneriai. Ir nekalbu tik apie Helsinkį, kalbu ir apie turkų ir apie kitus. Mes turim rodyti, ką mes turim. Nes tokiu būdu ir tokiu principu galės užsimegzti stipresnės partnerystės, ne tik tarp valstybinių institucijų, bet tuomet ir tie verslai ir iš užsienio, ir iš Lietuvos, jie galės suaktyvinti savo bendradarbiavimą, kuris rezultate gali išvirsti ir į tam tikrus komercinius verslo santykius. Tai faktas, kad mes turime į tą investuoti daugiau, bet, žinot, viešajame sektorėje irgi yra šiek tiek toks matymas, kad toks stereotipinis matymas, kad tarptautiškumas yra apie poilsį, apie savotišką išvyką ar ne, pasižiūrėti pasaulio, pabendrauti, pailsėti nuo rutinos, bet taip nėra. Tai yra tai, ką minėjo Mindaugas, tai yra apie motyvaciją, apie vidinio konkuravimo auginimą. Tai, kad mes turime būti geresni, mes galime būti geresni. Na ir žinoma, gerųjų patirčių išmokimas iš to, ką turi kiti. Tai naudos yra žymiai platesnės ir tikrai turime daugiau į tą investuoti. Eksporto politikos srityje, tai į tą mes investuojame labai daug, tas yra tikrai matoma ir tikrai noriu paraginti ir viešojo sektoriaus institucijas nebijoti ir pasikalbėti ir su verslais. Verslai vyksta dažnai ir į verslo misijas, ir į konferencijas. Tikrai galima rasti bendrų sąlyčio taškų, kur galima tą daryti ir kartu. Aš tikrai turiu pripažinti, pajudėjome į priekį. Kurioziškai skamba, bet prieš keletą metų, net neįvardinsiu tiksliai kiek, o kitų detalių nesakysiu, įvyko toks pokalbis, kai mes kvietėme vieną iš valstybės institucijų dalyvauti kartu tarptautinėme projekte. Ir išgirdau tokį pasakymą, sako, bet žinot, reikia atlikti viešąjį pirkimą. Mes sakom, palaukit, bet jūs nieko neperkat, jūs atvirkščiai, jūs parduodat. Tai nėra net tokio mechanizmo viešuosiuose pirkimuose, kaip parduoti. Bet va, toksai buvo mąstymas. Turiu pripažinti, tikrai jaučiame versle, kad jisai keičiasi, tikiuosi keisis ir toliau taip pat sparčiai. Rima, turbūt čia labiau klausimas Infobalt kontekste, nes aš žinau, tų pokalbių Infobalte tikrai daug vyksta ir įvairiom temom ir vienas iš jų yra, aišku, žvelgiant į vidų, į Lietuvą, kas pas mus vyksta, bet ir taip pat apie tuos tarptautinius dalykus. Kaip iš Infobalt pozicijų verslo pasirengimas bendradarbiauti tuose tarptautiniuose dalykuose su valstybės institucijom, ar jisai yra, ar yra pasiruošimas, pasirengimas? Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kad šiais metais mes pačiam Infobalte savo užsikėlėm labai
aukštus uždavinius, tapti modernę technologiją asociaciją. Tai reiškia dirbti kartu ranka rankant su visais nariais ir ieškoti sričių, kur kartu suspaudę pečius galim iš tikrųjų pakeisti tiek Lietuvoje, tiek auginti kompetencijas ir dirbti užsienyje. Tai eksporto tema pas mus iš tikrųjų yra atskirai išskirta. Tikrai turime ir projektų, kuriuos darom kartu su užsienio šalimis. Tai yra mūsų kai kurie Infobalto projektai irgi yra tarptautiniai. Turime matymą, kad vis tik tai be palaikymo vyriausybės mums būtų patiems labai sunku rasti, išsigryninti tas vietas, kur mes esam stiprus, nes mums reikia palaikymo, mums reikia pasakymo, taip, čia važiuoja, čia veikia, taip, mums reikia balso ir mūsų vyriausybės atstovų. Lygiai taip pat reikalingi ir žmonės, kurie būtų atašė šalyse, kur mūsų verslas galėtų važiuoti ir dirbti su šalimi. Todėl, kad būnant vietoje, tai yra ir ryšiai, tai yra ir rizikų vertinimas, tai yra ir partnerių vietinių ieškojimas ir tai veda į verslo sėkmę. Pavieniui tikrai ir iki šiol eksporto buvo, bet jeigu mes vienėmės ir darome, tai mes stiprintume ir savo Lietuvos vardą, ar ne? Tuo pačiu stiprintume ir savo kompetencijas ir mes tikrai, kokie be būtume stiprus, mes matydami plačiau, mokydamėsi iš klaidų, tikrai galime padaryti ženkliai daugiau darbų ir būti dar aukščiau reitingos, jeigu pradėti nuo to, ką matėm ryte. Ja, man iš tikrųjų kartais, dabar neprisiminsiu tos statistikos iš karto, bet žvelgiant, kiek IT sprendimai Lietuvos eksportą sudaro, tai neblizgame mes iš tikrųjų ir labai apmaudu, nes tai yra bendrai paėmus itin pelningas eksportas, nes tam nereikalingas joks fizinis importas, kad po to reeksportuoti, o iš esmės viskas yra žmonių smegenų darbų sukurta ir gali būti pakankamai lengvai replikuojama. Ir štai sukūrus kokį nors vienai valstybės institucijai sprendimą, antro jo neparduosi, nes tokia institucija yra viena. Su savivaldybėm galbūt yra tų galimybių daugiau, bet vėlgi Andriaus komentaras buvo, tos savivaldybės mūsų labai iš tikrųjų yra skirtingos. Tai tokio eksporto kartu su valstybės institucija, kur, vėlgi, estų pavyzdys gal ir nuvalkiotas tampa, bet kartais galima pasižiūrėti, kaip jie visą pasaulį yra apvažiavę ir padovanoja savo idėjas, kurias, aišku, po to pastumėja savo nuosavą verslą įgyvendinti. Tai tokių sprendimų, man atrodo, mes tikrai turime nemažai, bet vėlgi ta forma. Andrius paminėjo keletą pavyzdžių, kaip yra dovanojami sprendimai kitoms savivaldybėm Lietuvos, į kitą rajoną yra eksportuojama, į kitą savivaldybę. Turbūt į tai įsitraukia verslas, yra kažkokie tai mechanizmai, kurie verslui yra parlankus ir naudingi, kad jie tame dalyvauja. Nežinau, ką Andrius mano, aš kaip Adomas atsakysiu, jeigu galima. Tai gal reiktų pradėti nuo to, kad mes didelę dalį dalykų savivaldybėj daromės patys. Mes turim developmento labai stiprią komandą ir trečios šalies rangovams perdodam tik tai dalį darbų ir man atrodo, kad tai yra mūsų sėkmės dalykas, kad mes developmentą ir problemų solvingą turim pas save in-house ir tai leidžia mums patiems pagal savo poreikius padaryti dalykus, nes natūralu, žiūrint į IT sektorių, vis tiek viešasis sektorius toks suprantamas kaip tas užsakovas, kurį dar galima šiek tiek apgauti arba neprioritetizuoti, tai man atrodo, mes dėl to gana sėkmingai judame į priekį patys. Dar norėčiau gal sureaguoti šiek tiek į tai, kad vis daugiau verslo žmonių ateina vadovauti įmonėms, valstybinėms, tai bent jau pas mus yra toks požiūris, kad
mūsų įmonės yra tas pats verslas ir bent jau mes turime nepriklausomas valdybas, apie 40 nepriklausomų valdybos narių dirba viso įmonių grupiai, mes turime 11 įmonių. Tai tikrai yra Lietuvos vadybos elitas, tai natūralu, kad jie ir išrenka kitus gerus žmonės. Tai man atrodo, kad ne tik savivaldybės įmonės, bet ir tos įmonės, kur valstybė yra akcininkė, pagal dydį, pagal apyvartas, pagal ebidas, tai yra, bet kokiu atveju top lygio vadovai apskritai rinkoje. Tai man atrodo, kad tas pokytis čia atsirado prieš kelis metus, tai ir tai vaisių duos dar vėliau, nes bent Vilniuje vien savivaldybės biudžetas yra 1,3 kažkur milijardo, kartu su įmonių grupė mes beveik 2 milijardus galim siekti, tai aš turiu omeny, kad privačiam versle nedaug rasi privataus verslo, kur galima būtų tokius biudžetus valdyti. Tai labai smagu, kad pasikeitė iš esmės požiūris, kad pigus vadovai valstybiniam sektoriui labai brangiai kainuoja galiausiai. O šnekant apie tarptautiškumą, tai man atrodo, kad reikia save pardavinėti, bet mes neblogai ir pardavinėjom. Vien Vilnius šiais metais Europos komisijos buvo paskelbtas 25 metais Europos žaliąja sostinė. Tai ir čia yra tai, kur jau yra visų priemonių visuma įvertinta. Ir mūsų IT sprendimai, ir skaitmenizacija, ir kažkokios inovacijos eisme, miesto žalume ir visa kita. Ir natūralu, kad tai vertinama ne tik kaip valstybinės institucijų darbas, labai didelę dalį sudaro ir tai, ką verslas Vilniuje daro. Ir natūralu, kad mes nesam provincija, ypatingai Vilniuje, iš IT ir inovacijų pusės, nes visi mūsų startuoliai, vienaragiai, visa kita Vilniuje, jeigu anksčiau mes iš Vilniaus važiuodavom pažiūrėti, kaip veikia inovatyvūs ofisai, tai dabar top žmonės iš Google'o, Facebook'o, TikTok'o važiuoja į Vilniaus ofisus, į Tesonetą, į Vintedus, į Kilo Health'ą ir žiūri, kaip padaryti taip, kad pas juos taip veiktų. Tai aš turiu omeny, kad gerai su to tarptautiškumu, reikia save pardavinėti, bet kartais jau mes galim niekur nebeskristi, jau pas mus atskrenda, pažiūrėti, kaip veikia. Jo, dar klausimas, kaip tą galima būtų sėkmingai monetizuoti per verslą ir po to per mokesčius. Modestai, gal mes su Seimu galim rasti kokį būdą bendradarbiauti, nes žinau, Seime tikrai turit gerų IT sprendimų, įstatymų leidimas pas mus sutvarkytas technologiškai gerai. Taip, iš tiesų Seime yra ir Seimo kanceliarijoje yra gerų sprendimų ir iš kitos pusės tikrai yra kur tobulėti. Ir bendrai noriu tiesiog pasidalinti savo tais pastebėjimais. Kai tenka dalyvauti parlamentų generalinių sekretorių susitikimuose, tai labai tikrai jaučiasi, kad dalis jų atvažiuoja kaip turistai, formaliai, ceremoniškai padalyvauti, pasėdėti, pavakarieniauti. Ir labai aiškiai matosi, kad dalis generalinių sekretorių arba lietuviškai kanclerių, jie nuolat pamini tam tikrus sprendimus, o kaip pas mus čia nuostabiai veikia, tarkim, balsavimo sistema, o čia komitetų posėdžių technologija labai gerai veikia. Ir aš manau, kad tikrai labai svarbu ir šalį pristatyti, ir dalintis. Ir aš tikrai tikiu, kad kalbant apie mūsų parlamente esamas technologijas arba tai, ką dar galima sukurti, aš tikrai tikiu, kad tą galima parduoti globaliai. Ir pasidalinsiu labai trumpu pavyzdžiu. Kai, tarkim, aš sėdžiu prie vieno stalo, dažnai tai būna vakarienė ar pietus, aš šalia esančių kolegų klausiu, man tai yra kertinis klausimas vadovui. Sakau, kokias inovacijas jūs įgyvendinot per paskutinius 3 metus? Arba vadybos inovacijas, kad kažkaip tai kitaip žmonės organizuojami, kitaip dirba, arba technologinės.
Dažniausiai aš nesulaukiu jokio atsakymo iš generalinių sekretorių, net jeigu tai kalba eina ir apie Skandinaviją, net jeigu kalba eina apie tas tokias senasias ES šalis, nes dauguma žmonių yra ne vadybininkai. Jie labai gerai išmano konstituciją, išlaikė kai nekurie egzaminus ir dažnai atsakymas yra toks let me think. Ir aš sakau taip sakant, pasiimkite savo laiko ir pagalvokite, nes man tikrai įdomu, ką inovatyvaus padarėt, nes jeigu tai kažkas yra inovatyvų, o mes to neturim, tai mielai mums tada reikėtų pasimokyti. Tad šitos perspektyvos žvelgiant kaip Seimo kanceliarija mes esam labai atviri, bendradarbiauti, testuoti naujus sprendimus, galvoti. Aišku, yra kažkokie tai teisiniai reguliavimai, bet kai yra gera stipri valia, tai viską galima įveikti. Kągi, ar turime klausimų iš auditorijos? Mūsų laikas dar turime kelias minutės, bet kadangi vėliau turim pradėti vytis grafiką. Pakol jūs galvojate klausimą, o tikrai tikiuosi iš auditorijos čia bus, yra vienas klausimas atėjęs online, kurį aš pradėsiu atsakinėti, galbūt kažkas papildys. Klausimas skamba taip, kuri valstybė labiausiai pirmaujanti yra sąraše pagal tuos visus pasaulinius indeksus skaitmenizacijos ir į kurią Lietuva galėtų lygiuotis ar semtis patirties. Tai kalbant apie indeksus, aišku, kad jie yra, kokią metodologiją parinksi, tokį ir gausi rezultatą. Bet kaip taisyklė tikrai matome tokias šalis kaip Danija, Šiaurės Koreja, dominuoja iš tikrųjų tai Europos šalis. Kalbant apie mūsų kaimynus, ką visada mėgstame pasilyginti, Estija kol kas yra mus pralenkusi, bet jau nebe taip ženkliai, kaip tai buvo prieš keletą metų. O mūsų artimiausi kaimynai, Latviai, jie dėja dažniausiai būna atsilikę gana ženkliai. Bet antroji ta klausimo dalis, aš čia norėčiau ir jūsų galbūt pakomentuoti, ne vien per indeksus, bet jūsų nuomonė, į kurią šalį Lietuva galėtų lygiuotis kaip pavyzdį. Jis turbūt kiekvienam priklausomai nuo konteksto skirsis, bet gal galime įvardinti tokią šalį. Tai aš galėčiau pradėti, jeigu neklystu, tai reitinguose Singapūras berods yra tarp tų jau pirmų visiškai. Tai į Singapūrą man ir norėtųsi, kaip iš viešojo sektoriaus perspektyvos lygiuotis. Kodėl? Nes man patinka jų požiūris. Pas juos yra labai gera sinergija tarp to, ką daro, ką turėtų daryti viešasis sektorius, teikti viešasias paslaugas ir yra labai gerai susinergizuota ta inovacijų kultūros dėgymo praktika. Kitaip tariant, ten ta jų pagrindinė Digital Agency yra sujungta su mūsų GovTech laboratorija. Ta prasme, tai yra vienis. Tai aš matyčiau, kad perspektyvoje pas mus Lietuvoje tai turėtų būti vienareikšmiškai tokiu pat principu įgyvendinta ir kiek teko kalbėti su Singapūro tos Digital Agency atstovais, tai, kaip pasakyti, nebuvo labai sudėtinga tą ir padaryti. Aišku, ten Singapūrė jie patys iš savęs yra labai orientuoti į visą tą skaitmeninį matymą, ar ne, bet manyčiau, kad tai yra ta kryptis, kurios mums laikytis ir reikėtų. Šiaip tai geras pavyzdys, tik nežinau, kiek dar metų mums truks iki jo prieiti, nes Singapūras šiaip švelniai yra diktatūra, o prie mūsų nuomonės pluralizmo taip lengvai neįdėksi tų sprendimų. Bet iš tikrųjų geras pavyzdys, jie nutarė ir sugeba padaryti. Kitų pavyzdžių gal turim greitų, kol laukiam klausimų? Aš tik nenoriu pridėti pavyzdžio Ukrainos, nes Ukraina tikriausiai savo skaitmenizaciją darė ir nuo 14 metų tam, kad išvengti iš tikrųjų praradimų. Tai nereikia tikrai mums karo, kad mes darytume tempus ir darytume skaitmenizaciją sparčiau. Tikrai taip. Modestai kėlė ranką. Taip, iš tiesų, turbūt norėjau ne apie šalį pakalbėti, bet norėčiau pratęsti kolegos Adomo mintį apie vadovus.
Tai ir turbūt ir simboliška, kad mes esam tikrai labai geram vadybos universitete. Bet kodėl technologijų eksportui, kodėl yra labai svarbu viešo sektoriaus vadovų kompetencija ir iš tiesų tarptautiškumas, gebėjimas mąstyti, bendrauti, bendradarbiauti globaliai. Tai pirmiausia, inovacijos, jos tik tada įmanomos, kai vadovai tai palaiko, nes tai yra kaip toksai, nežinau, kaip puodo tas, kaip vadinasi, dangtis, ar ne? Jeigu vadovas nesupranta, nepalaiko, bijo tarptautinio konteksto, bijo įmonių, bet kokios idėjos, technologiniai sprendimai, kurie gimsto viešo sektorio organizacijose, jie nebus komercializuoti, jie nebus pristatyti, apie juos nebus kalbama. Kita vadybos dalis, kad skaitmenizavimas iš principo jis negali gyventi vienas be kokybiškos vadybos ir jeigu bus skaitmenizuoti neefektyvūs procesai, o bus skaitmenizuoti nekokybiški, komplikuoti, sudėtingi procesai, tai mes vis tiek neturėsime globaliai konkurencingo produkto. Ir kiek man teko stebėti, tarkim, kai mes kūrėme, tobuliname sistemas ir labai reikšmingas visai Lietuvai sistemas, ypač šiuo metu kaip teisės aktų informacinė sistema, tai aš matau, kad ir tiekėjai, ir mūsų žmonės, mes iki galo nesuprantam kliento balsų. Ir tas supratimas dar vis dėlto yra per silpnas ir žmonės daro interviu ir klausia, kur kokį mygtuką nupiešti, ko reikia, vietoj to, kad tikrai įsigilinti į kliento kontekstą, suprasti jo situaciją, ką jis turi padaryti. Atsiprašau. Tai kitaip sakant, tam, kad mūsų viešajame sektoriuje sukurti ar bendradarbiaujant su verslu sukurti sprendimai būtų globaliai konkurencingi, mums reikia kokybiškos vadybos ir ypač procesų srityje, klientų supratimo srityje ir produktų kūrimo srityje. Manau, kad tuomet mes tikrai galėtume daug daugiau kartu nuveikti ir sukurti vertės Lietuvos ekonomikai. Ačiū labai, Modestai. Ar turime klausimų greitų auditorijoje? Žinoma. Man klausimas, kokie yra mūsų skaitmeninės visuomenės galbūt prioritetai? Kas yra mūsų fokusas? Ko mes siekime? Kaip gerai, kad moderatorius galiu neatsakinėti šitą klausimą, o kam nors jį nukreipti. Gal... Prašau. Domai, tiesa, atsiprašau, kuris laikas Andrium vadinu. Nieko tokio. Ironiška, bet dėstytojas ekonomikos mane irgi Andrium vadindavo, tai grįžus į universitetą. Tai gal panašus tiesiog į Kubilių esu. Tai gal aš daugiau pasakysiu, ką mes iš savivaldybės pusės žiūrime. Iš to viso skaitmenizavimo mes esame labai gyrėmės tuo, kad esam suskaitmenizavę beveik visas savivaldybės paslaugas ir iš principo, jeigu tu nori gauti paslaugą iš savivaldybės, tau nereikia eiti į mūsų pastatą, viską gali padaryti internetu. Ką mes norime padaryti antrą žingsnį, kad tas paslaugas mes dirbtinio intelekto pagalba pradėtumėm teikti proaktyviai. Kaip tai suprast, kaip pavyzdys, jūs sužinote, kad jums banko kortelė baigia galioti tuomet, kai jūs gaunat naują banko kortelę į pašto dėžutę. Tai mes norėtumėm lygiai taip pat padaryti, kad jeigu jums priklauso šildymo kompensacija, kad jums nereiktų eiti į savivaldybę arba eiti interneto puslapį, pildyti prašymo, kad mes tikrintumėm, ar jums priklauso, tada siūsti atsakymą, o kad tiesiog mes visą tą informaciją turim, dirbtinio intelekto pagalba, mes tiesiog arba pritaikom nuolaidą jums, arba nepritaikom. Lygiai tas pats yra su vaiko pinigais. Greičiausiai žinote, kad kažkodėl reikia nueiti ir užpildyti, kad gauti vaiko pinigus informaciją, nors tiesiog galima būtų gauti banko sąskaitos numerį ir juos pervedinėti. Tai man atrodo, kad pagrindinis dabar iššūkis yra nuo skaitmenizavimo pereiti į robotizavimą ir čia labai mes prašysime nacionalinių institucijų pagalbos, nes dalį dalykų iki galo nėra legalu daryti robotizuojant, tai netikrinkit mūsų kol kas.
Rima kėlė ranką. Aš tik savivaldybei palinkėčiau pradėti ne nuo vaiko pinigų, o nuo švietimo sistemos sutvarkymo. Labai būtų džiugu, nes vaikų visi turim ir susidurėm su viena problema, ar ne, mokyklų. Tai čia švietimo ministerija, žinokit, kreipkitės. Mes, Tai va kartais, va dabar, va, kaip mes bandom pasimėtyti, va mano tolesnis komentaras būtų, trūksta lyderystės, jeigu mes kalbam apie skaitmenizaciją. Jeigu tai yra mūsų šalies prioritetas, jeigu mes matome save kaip skaitmeninė šalis, kur visas paslaugas gaunam e-portalu ir neužsiprašom, o gaunam kaip pasiūlą arba pasirinkimą, jeigu mums viskas sukasi apie mane, o ne apie organizacijas. Aš kaip pavyzdį pasakysiu, jeigu aš noriu uždeklaruoti pajamas, einu į VMI, jeigu man reikia gauti apie savo registrus, aš einu į registrų centrą, jeigu man reikia mokyklos, aš einu į savivaldybę. Aš kaip šalies pilietis norėčiau turėti savo akauntą ir ten įėjęs surasčiau, ko man šiandien reikia, ką man šiandien siūlo, kad tai būtų apie mane valstybė, neišeinant iš namų. Tam reikia lyderystės ir labai norėčiau va čia taip užbaigti savo pasisakymą. Jeigu turime šitą skaitmenizacinę strategiją, mums reikia skaitmenizacijos ministerijos, skaitmenizacijos ministro, mums reikia komandos, kuri neklaustų, kurį mygtuką paspaust, kuri tikriausiai turėdama savo strategiją ir komandą eitų ją ir darytų. Žiūrėkit, aš, Erika ir Modestas, po to mane, aišku, kaip moderatorių labai bars, kad uždėlsim laiką, bet matau, kad jūs turit gerų minčių, tai išsakykite. Aš labai trumpai, koncentruotai ir greitai. Vienareikšmiškai, aš irgi matau per pastaruosius keletą metų, kad poreikis galvoti apie skaitmeninės ministerijos kūrimą, kuri konsoliduotų išbarstytas funkcijas tarp skirtingų institucijų. Na, vienareikšmiškai, tai aš esu įsitikinusi, kad įvyks. Kada, čia jau yra kitas klausimas ar ne, tai čia vienareikšmiškai yra ta kryptis. O kalbant apie fokusą, tai porą akcentų, į ką mes fokusuojamės, tai vienas dalykas yra sistemų branda, paslaugų prieinamumas. Apie prieinamumą mes kalbame ir apie kliento kelionės sutrumpinimą ar ne, ir apie neįgalius asmenis, seniorus ir taip toliau, ir skaitmeniniai įgūdžiai. Nes raštingumas, skaitmeninis raštingumas, tarp kitko, yra vienas iš svarbiausių elementų, kuris mums šiek tiek ir tose reitinguose tempia žemyn. Modestai. Taip, tai dvi skirtingos mintys, bet jos vis tiek, man atrodo, iliustratyvios. Tai viena apie švietimą Vilniuje, taip jau atsitiko, kad teko susidurti, kad Vilniaus miesto savivaldybė atlieka skautingą, gerųjų praktikų švietimo srityje skautingą ir miesto vadovai ar administracijos važiuoja į Ameriką, į Ilinojaus valstiją, į Olandiją, pasižiūrėti, atrasti, kaip mokyklose yra ugdomi vaikai. Ir tas iš tiesų, kai aš tą sužinojau, mane maloniai nustebino. Ir aš galvoju, kad jeigu mūsų viešojo sektoriaus institucijos taip pat užsiims gerųjų praktikų paieška, stebėjimų, tai mes labai daug pasieksime. Ir paskutinė mintis apie kultūrą ir trumpa iliustracija. Man atrodo, kad jeigu mes norime bendrai kurti vertę, viešasis sektorius ir verslas, labai svarbu bendradarbiavimas ir teigiamas požiūris vienas į kitą. Tai aš kaip jau dabar nebe naujas vadovas, bet 2 metus su trupučiu padirbęs Seimo kanclerio pareigose, aš kreipdavausi į verslo įmonės, kad jos pasidalintų savo personalo valdymo praktikomis, pirkimo praktikomis ir kitomis, bet kuriuose srityse. Ir galiu pasakyti, kad 100%, kiek aš
parašiau e-mailų ir pažįstamiem ir nepažįstamiems žmonėms, 100% sulaukiau teigiamų atsakymų ir visi sakė, kaip smagu, kad Seimo kanceliarija domisi, kad nori tobulėti, kad yra atvira. Tai aš tiesiog noriu ir padėkoti ir pasakyti, kad mes irgi esame atviri ir toliau ir kreipsimės ir būsime atviri verslo idėjoms ir kitų, aišku, kolegų iš viešojo sektoriaus idėjoms. Tai ačiū labai už šį renginį ir pakvietimą. Nu, Adomai, už tai, kad Andrium vadinau, jo. paskutinis sakinys. Aš nuo Andriaus pasisakysiu. Tada. Aš tik tai vieną dar dalyką noriu pasakyti, kad labai patogu būtų turėti viską vienoje vietoje, bet reikia suprasti, kad valstybė teikia tiek paslaugų, kad atėjusi vieną vietą, kur tu viską turėsi nuo šiukšlių išvežimo iki, nežinau, įmonės įkūrimo, nebūtinai gal ir bus labai user friendly. Ir ačiū labai, kad nesulaukėm klausimų apie skaitmenizaciją gatvių valyme šiandien. Ačiū labai visiems.